Pirmą rugpjūčio savaitgalį kartu su Biržų miesto švente vykęs tradicinis istorinio automobilių suvažiavimas Nesenstanti klasika 2015 ir vėl sudrebino Lietuvos senosios technikos mylėtojų ir jiems prijaučiančiųjų gyvenimą. Jau prestižiniu tapęs renginys kasmet suburia geriausius ir seniausius automobilius bei jų savininkus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimyninių kraštų. Šiųmetinėme istorinio automobilių suvažiavime plazdėjo Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos ir Rusijos valstybinės vėliavos. Istorinės technikos suvažiavimas prasidėjo dalyvių registracija Būtautų dvare. Šis dvaras, jau nuo 18 amžiaus pabaigos garsėjantis savo bravoro gaminamu alumi, svetingai priėmė senovinės technikos suvažiavimo dalyvius. 1750 metais ponų Tarnovskių statytas dvaras daugelį metų regėjo aukštuomenės gyvenimą, papročius ir netgi įvairią to laikmečio techniką. Ir štai istorija sugrįžo. Papietavus ir palikus savo techniką saugos tarnybos Norgauda priežiūrai, šventės Nesenstanti klasika dalyviai autobusais išvyko ekskursiją po Biržų kraštą. Šventės rengėjas senovinės technikos klubas Klasika kiekvienais metais stengiasi nustebinti savo svečius, kuo įdomiau pristatydamas Biržų krašto tradicijas, kultūrą, nuostabią gamtą ir istorinį paveldą. Šį kartą pasirinkta pažintinė ekskursija į karstinėmis įgriuvomis garsėjantį Biržų regioninį parką. Parke saugomas unikalus Lietuvoje karstinis kraštovaizdis su gausiomis smegduobėmis, karstinėmis įgriuvomis, atsiradusiomis vandeniu ištirpinus ir išplovų žemėje slūkstančius gipso klodus. Klasikos svečiai aplankė įžymėją Karvės olą, geologų taką, Kirkilų karstinius ežerėlius. Užkopė ir gerėjosi regioninio parko vaizdais nuo ką tik pastatyto ir lankytojams atidaryto Kirkilų apžvalgos bokšto. Pasivaikščiojo po unikalią ir puikiai tvarkomą ūkininko Virgučio Cibo sodybą. Pasibaigus ekskursijai ir sugrįžus atgal į Būtautų dvarą, prasidėjo senovinės technikos žygis į Biržų miesto šventę. Nors kelias nuo Būtautų iki Biržų 15 km raitosi kloniais bei kalneliais, visi senovinės technikos eksponatai šią atkarpą įveikė sėkmingai. Šventinėmis Biržų gatvėmis įsirangiusi ilga istorinio automobilių kolona netrukus pasiekė miesto centrą ir garsiniais signalais pranešė apie istorinės technikos suvažiavimą Nesenstanti klasika. O viskas prasidėjo 2008 m. rugpjūčio 16 dieną, kai Biržų miesto šventės metu pirmą kartą krašto istorijoje buvo surengta senovinių automobilių paroda. Renginys sulaukė didžiulio pasisekimo ne tik tarp šventės lankytojų, bet ir tarp senovinę techniką kolekcionuojančių bei ją besidominčių bendraminčių. Ši senovinio automobilių paroda paskatino įkurti senovinės technikos klubą Klasika ir nuo to laiko klubo narių veikla tapo neatsiejama Biržų krašto ir miesto švenčių dalimi. O kasmetinis istorinio automobilių suvažiavimas Nesenstanti klasika tarptautiniu renginiu. Ne veltui žiniasklaidoje pažymima, kad Biržai iki šiol garsėja pilimi, dvarais, muziejais ir aludarystės tradicijomis,
Pastaraisiais metais pelnytai gali vadintis Lietuvos senovinių automobilių sostinė. Istorinės technikos parodos eksponatai susirinkusios išdžiugino keletą valandų. Kaip sakė nesenstanti klasika 2015 renginio organizatorius Egidijus Einoris, tokio žmonių antplūdžio ir susidomėjimo senovinė technika Biržuose dar nebuvo. Visą parodos laiką automobiliai ir motociklai buvo tiesiog apgulti. Kartais, norint įdėmiai apžiūrėti patikusį eksponatą, net reikėdavo laukti eilėje. Ir nieko čia keisto, juk netaip dažnai galime išvysti automobilius ir motociklus pagamintus praėjusio šimtmečio pradžioje. Jų dėka prisiliesti prie istorijos, susipažinti su šių eksponatų turininga praeitimi. Vienas jų – Stanislovo Bartkevičiaus automobilis Mercedes-Benz 290 Cabrio D, pagamintas 1935 metais. Po Antrojo pasaulinio karo, kaip karo grobis su kitais automobiliais, buvo atgabentas į Maskvą. Surinkti trofėjiniai automobiliai buvo suvaryti į sandėlius ir vėliau išdalinti įvairioms sovietinėms organizacijoms. Nuo 1947 iki 1957 metų šis Mercedesas priklausė tuometiniam Kauno Politechnikos institutui ir buvo tarnybiniu rektoriaus Kazimiero Baršausko automobiliu. 1957-aisiais, kaip susidėvėjęs, buvo nurašytas iš instituto balanso ir turėjo būti priduotas į metalo laužą. Per didelius vargus, žinant tų metų tvarką, nurašytą automobilį pavyko nusipirkti Bartkevičių šeimai. Kiek vėliau šis Mercedesas tapo vienu iš 1974 metais įkurto pirmojo Lietuvoje senovinio automobilių klubo eksponatu, o jo savininkas Julius Bartkevičius šio klubo nariu. Nuo to laiko šis automobilis dalyvauja Lietuvos ir tarptautiniuose senovinių automobilių renginiuose. Filmavosi kino filmuose Velnio aritmetika, Nenugalimasis, Karo belaisviai, Dievo miškas, Didi Adolfas. Automobilio autentiškumas yra įvertintas ir pripažintas Vokietijos Mercedes-Benz veteranų klubo ekspertų. O ar teko jums kada nors matyti gatvėmis riedantį motociklą, pagamintą daugiau nei prieš šimtmetį? Biržiečiai ir visi kiti senovinės technikos klubo klasika gerbėjai tokią galimybę turėjo. Į parodą iš Latvijos atvykęs Alfredas Zamockis vairavo ir demonstravo anglišką motociklą Premier, pagamintą net 1910 metais. Tai buvo seniausia transporto priemonė, dalyvavusi senovinės technikos parodoje nesenstanti klasika. Na, o nuolatinio klubo klasika rengiamų švenčių dalyvio Sigito Zajarsko automobilis Ford T, pagamintas 1926 metais, pelnė seniausio automobilio titulą. Tūkstantis 1942 metais pagamintas Daliaus Linkevičiaus Cadillac 62 buvo išrinktas gražiausiu parodos automobiliu. Geriausiai restauruoto automobilio vardą pelnė Alfredo Zigmanto gaisrinis automobilis Volvo LV 127, pagamintas 1946 metais.
Didžiausio dėmesio sulaukė parodos debiutanto Romualdo Basijoko automobilis DKV F5 700, pagamintas 1936 metais. Visus nustebinęs ne tik to meto įdomiais techniniais sprendimais, bet ir originaliu dvitakčių 2 cilindrų varikliu. Įdomiausių parodos automobilių buvo išrinktas Mindaugo Kaziūno MGA, pagamintas 1959 metais. Renginyje dalyvavo 73 senovinės transporto priemonės, 4 motociklai ir 69 automobiliai. 15 automobilių dalyvavusių parodoje buvo pagaminti prieš Antrą pasaulinį karą. Šiųmetinė senovinės technikos šventė Biržuose pasižymėjo ne tik eksponatų gausa, bet ir įvairovę bei kokybę. Pritaikius griežtus atrankos kriterijus, parodoje pavyko išvengti populiarios sovietinės technikos dominavimo. Jos buvo gana daug, bet šioje parodoje sovietiniai automobiliai sudarė mažumą ir nenustelbė senesnių vakarietiškų eksponatų. Atvirkščiai, jie buvo lyg druska sriubai, be kurios valgis būtų negardus. Pasibaigus parodai Biržuose, visi dalyviai sugrįžo atgal į Butautų dvarą, kur įvyko uždaras šventinis vakaras. Šventės rėmėjai, Sodeliškio dvaro sodyba, visus vaišino ant laužo keptų elnių ir sriuba. Individuali įmonė Laigis, sočia vakarienė, Butautų dvaro Bravoras firminiu alumi, o Biržų alus skania gira bei alumi. Visiems pavalgius ir patogiai įsitaisius, Butautų alaus daryklos atstovė Ramunė Gelažnikaitė papasakojo dvaro istoriją, pristatė Butautų Bravoro produkciją. Na, o jai antrino folklorinis ansamblis Siaudelą, vadovė Jūratė Garnelienė. Parodęs nuotaikingą programą Alaus kelias ir užbūrė senovinės technikos klubo Klasika svečius nuotaikingais pasakojimais, šokiais bei dainomis apie Biržų apylinkių aludarystės tradicijas ir papročius. Vėliau sekė iškilmingoji šventės dalis, prasidėjusi Lietuvos Respublikos himnu. Aš džiaugiuosi jūs visus matydamas ir norėčiau pasakyti, kad visi laukiami, nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, nuo kažkokių kitokių dalykų. Mes laukiam jūsų, Klasika jūsų laukia. Po senovinės technikos klubo Klasika direktoriaus Egidijaus Einorio sveikinimu, dalyviai rėmėjai buvo pagerbti pažymėjimais bei dovanomis. Diplomų įteikimo ceremoniją pagyvino akordeonisto Vytauto Kavaliausko pasirodymai. Sveikinimų bei pagarbų sulaukė klubo Klasika svečiai iš Rusijos federacijos, Avto Retro Klub Kaliningrad, pirmą kartą dalyvavę senovinio automobilių suvažiavime Biržuose. Дорогие друзья, добрый вечер! Авто Retro Klub Kaliningrad приветствует вас! Дорогие друзья, меня зовут Виктор Михно, являюсь председателем Авто Retro Клуба Калининграда. И от лица своих товарищей, от лица клуба, от лица Калининграда хочу вас всех поздравить с этим праздником исторической техники. Праздник удался!
Klasikos šventės staigmena tapo madų teatro spektaklis, kuriame pasirodė mados studija XS, pakvietusi jaunus modelius iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Ukmergės, Prienų, Marijampolės ir Šilutės. Vadovės Vaida Delkutė, Rasa Kazėnienė ir Karolina Žurauskaitė. Žavios merginos, pradėjusios savo pasirodymą baroko stiliaus rūbais, pristatė dar 3 kolekcijas. Balta, bet ne šalta. Retro. Ir raudona mano gimimas. Elegantiškos merginos. Butautų dvaro rūmų slėpiniai, senoviniai automobiliai, intriguojančios šviesos ir kiek vėliau prisijungę operų ir operečių muzikos garsai tiesiog užbūrė ir sužavėjo. Kolekcijų pasirodymą keitė akordeono melodijos, o šiuos klasikinė muzika. Juk kokiagi klasika be klasikinės muzikos? Ta patvirtindami solinės partijas ir duetus iš populiarių operų bei operečių atliko Lietuvos operos Čikagoje solistė Genovaitė Bigenytė ir Klaipėdos muzikinio teatro solistas Mindaugas Gylys. Klasikinę muziką keitė jauni roko muzikantai Sweet Salt. Na, o šiuos įspūdingos ugnies salvės, kurias klubui Klasika padovanojo Daliaus Linkevičiaus ūkis. Pasigrožėjus saliutais, svečiai dar ilgai nesiskirstė. Paprasčiausia, buvo smagu. Ir vis tik šventė baigėsi, palikusi norą ir viltį susitikti kitąmet. Smagu, kad senovinės technikos klubo Klasika renginiai tampa ne tik istorinė technika užsiiminėjančių žmonių susibūrimo vieta ir tikslu, bet lavina skonį, propaguoja meną, kultūrą, pagaliau keičia žmonių pasaulėžiūrą.